Atvykote šiandien į Ąžuolyno biblioteką į pristatymą ir iš karto jau norėsiu perduoti žodį Nijolei, kad pristatytumėte mūsų kalbėtojus ir manau, kad turėsime tikrai įspūdingą iš daug dalių susidedantį pristatymą apie Janinos Survilaitės kūrybą ir būtent apie jos naująją poezijos knygą Advento valandos. Tai Nijolė, labai kviečiu. Taip, pristatykit susėskime. Labas vakaras. Kaip matau, čia visi susirinkę esate Janinos Survilaitės bičiuliai. Gaila, kad nesusidomėjo daugiau žmonių mūsų renginių, bet puiku, kad adventinį vakarą praleisime kartu. Ir noriu pristatyti mūsų visą šaunią kompaniją, žurnalistę Danutę Junevičienę, kurią jūs aišku visi pažįstate. Tai ponia Danutė ir daugelį metų yra pažįstama su Janina, tai vat, kaip tik bus proga prisiminti jų bendravimą. Taip pat man labai malonu pristatyti mūsų mylimą aktorę Gražiną Urbonaitę, kuri praktiškai visada skaitė Janinos Survilaitės kūrybą per visus jos knygų pristatymus. Ir malonu, kad ir šiandien Gražina paskaitys ištraukas iš naujausios jos knygos Advento valandos. Labai malonu pristatyti režisierių Algimantą Puipą, kuris yra ir scenarijaus autorius filmo Edeno sodas. O scenarijus parašytas pagal remiantis Janinos Survilaitės kūrinių motyvais. Taip pat antrąją režisierę ir to filmo aktorę Janiną Lapinskaitę. Tai tokia mūsų šiandienos kompanija. Bet pirmiausia, gal paprašysime, kad gal aš galvoju, gal mes išleiskim aktorę vieną. Taip, aš daugiau dėmesio galės rodyti čia. Aš irgi taip pat manau. Mes nesisėsim ir atrodys daugiau žiūrovų, paskui neatsisės daugiau. Janina Survilaitė, nuo Raseinių, Žemaitė. Bet jau 34 metai, kaip gyvena Šveicarijoje. Gyvena Šveicarijoje socialiai, kaip vietoj, bet jos širdis, jos kūryba, jos mintys visą laiką Lietuvoje, nes leidžiasi, spausdinasi ji čia, Lietuvoje dažnai lankosi. Janina Survilaitė man kaip skaitytojai daugiau prozininkė, nes poezijos yra jos apie 4 knygos. Na, bet vis tik poezija yra toks fenomenas, toks dvasios aukštis, kad metų laiptais pakilėjus į tą kalvos viršūnę labai gerai matyti gyvenimas, praeitas kelias, matyti visi aštrus akmenys, visi sužeidimai, kurie deja neužgyja, randai deja sopa visą gyvenimą. Man Janinos Survilaitės kūryba dvelkia biografiškumu. Biografiškumu plačiaja prasme. Tai ne tik jos dinastijos biografija, ne tik jos pačios žvilgsnis ir savotiška analizė savo pačios gyvenimo, bet tai yra biografija daugelio to laikmečio, tos epochos, gyvenusių, alsavusių, kentėjusių mūsų tėvų, senelių, o tai ir
mūsų pačių vyresnių. Advento gruodas tyliai guodžia mūsų širdis. O mes norėjom būti šventi, ištirpę Vilniaus gotikos, barokos stebukle, palaiminti žėriais dangaus ženklais, stumti tarsi šachmatai vis pirmyn, į ateitį, gyvenimą, į mirtį. Advento rožinį, tu dar išlikęs šimtametį mūsų prosenių tikėjime. Ir ilgesiu ir meilę aš jau soti, tik neradau sekundės tau padovanoti. Adventas jau sušalęs, o jo šešėlis trumputis, pilkas. Advento rūkas tyliai dengia mūsų likimus ir viltį grįžti į gimtus namus. Janina Survilaitė puikiai geba išreikšti dvasinės būsenas, savo emocijas, jausmus ir dažais. Kai vartysite Advento valandas, rasite jos paveikslus, monotipijas. Tai tam tikra tapybos technika. Ir abu šie menai, dailė ir žodis, jos kūrybui glaudžiai susivienyje. Tapau mirštančią laiko apgaulę, pasislėpusią po dažu lyg migį. O tie norai gydyti visą pasaulį, tikslai vis neleidę užmigti. Maišau ugnį dažų, senstanti aišti, liepsnoja erdvė svetima ugnies ištirpdyta, valandos skubina klysti ir keltis, rytas vejasi vakarą, vakaras rytą, laikas įgavo ugningą galią, karščiu nutvilkė mane. Senos lietuviškos raudos primins nukryžiuotą dalią, įstrigusią Alpių voro tinkle. O nutapius žemę, lyg juodą karolį, iš juodo rožančiaus juodų neteisybių, jau temsta ir Alpės kloja sau guolį. Nubėga mūsų viltis į aukštį ir tolį, sugrįžta į sielą spalvotais sapnais. Užmigsiu kaip kūdikis, tik jau nežadink. Išliksiu istorijoj žalčio dukra, įleidus šaknis lietuviško medžio, laikysiu tvirtai laisvės kamieną, liudysiu pradžių pradžią. Skiriama seneliui knygnešiui Martynui Survilai ir okupantų nužudytam tėvui, mokytojui Jonui Survilai. Asmens liudijimai. Iškėlėm iš protėvių skrynios 4 kartos.
pilkus asmens liudijimus. Praeitis ištikimybė įrašyta. Žinom, kas sudegi, kas spindi, kas neatlikta, kas padaryta, kas numirė, kas išaugo per sprindį, kam iškilo paminklai, o kas liko be vardo, nes priešas ištrynė sumindį. Užaugo kelios mano ir tavo kartos, vienoj tautoj, vienoj tėvynėj. Uždek, senelė, žiburį, kad žodis nepaklystų tamsioj nakty, paslėpę silpną kūną, išraižytą žandarų stražininkų rykštėm, uždraustą, paniekintą, beprotiško bukumo, kad spindintis šviesus į varnaičius sugrįžtų. Sugrįžtų, nes negali tamsoj prapulti, kai pirkiuose jo laukia šitiek lūpų ir akių, ištroškusių pajausti jo aiškiaregystę, atėjusią iš Mažvydo laikų. Kai šitiek rankų laukia jį priglausti, kelionin įsidėt kaip šventąją komuniją, prie lopšio padainuot naujagimiui, jausti į paskutinę maldą tam, kas šiandien numirė. Prikels anūkai nukryžiuotą žodį, gyvybės žiburį per priespaudos laikus. Jie silpną guodė, priešui smogė ir gal daugiau įkalintas nebus. Atsiminimų nevalia valdyti ar integruoti, jų nepajėgia nugalėti protas, patirtis. Jie votų sidabru, altorių auksu išliuliuoti, pabus ir į namus sugrįš. Sakmė apie raudonąją rykštę. Buvo šviesus pavasaris, pražydęs baltomis pakelių obelimis. Vežime sėdėjo dviese. Jaunas mokytojas įsisupęs į naminio milo paltą, šalimais berniukas ant avikailių patiesto ant akmeninio kryžiaus. Berniuko akys smigo į kryžiuje iškaltą žodį knygnešys. Abu keliauninkai važiavo Raseinių Eržvilko kastiniu į Pašaltonio kapines, kur buvo palaidotas vieno jų senelis, o kito tėvas. Pakeliui vėjas ant žodžio knygnešys atpūtė baltą obels žiedą. Tai simbolizuoja nemirtingumą, ištarė mokytojas. O ką reiškia knygnešys? Paklausė anūkas. Tai kaip elementorius. Nebūtų knygnešio, nebūtų lietuviškos knygos. Nuskubėjo keli laimingi nepriklausomybės metai. Šventos Idilės paveikslas subyrėjo į šipulius. Raudonoji rykštė nužudė
knygnešio sūnų mokytoją, nuplakė ir Sibiro tremtin išsiuntė knygnešio anūką. Pusę amžiaus draudė minėti knygnešio vardą. Raudonos rykštės išplakta gimė knygnešio anūkė. Alpių kalnuose bandė prikelti knygnešio vardą, deja ir čia tykojo raudonoji rykštė. Tačiau tautos atgimimas nesunaikinamas. Jis tvirtas kaip knygnešio paminklas senose Pašaltonio kapinėse. Tai be tavęs taip sutrumpėjo dienos ir vakarai šilti sumenko, susitraukė. Kai vakaras atsirita rasotom dobilienom, tavęs po kryžium vis dar tebelaukia. Kas atpirks tą gėlą, tą likimo skriaudą? Kaip išgyvensime Golgotos kelią? Kas pasakys, kur, tėve, tavo kapas? Taip skauda širdį, sielą gelia, užvertus paskutinį KGB archyvų lapą. O eiliuoti mokė vakarinis vėjas, svyruoklis beržas, Šimkus ir Širvys, pabudus ankstų rytą Salomėja, o šiltą vakarą dar kokie 3. Kukutis Martinaičio, na, šitas tai jau išvis, jam žodžių nerandu net mėnesienoj. Kukutis mūsų kaimo švyturys, sako, kad gyventi galima instinktais, bet algai jie bus pavaldus. Kai deguonies svetur pristinga, išgydo tik tėvynės maldos. Su šiltais linkėjimais, Janina Survilaitė. Ačiū, Gražina. Žinot, mane tai apima toks jausmas, nieko nebesinori ir galvoju, kad Gražina skaitytų visą šitą valandą ir daugiau nieko nereikia. Bet vakaras tęsiasi ir noriu paprašyti, kad mes visi susėstume ir tai bus lengviau bendrauti ir mūsų mažai, taip kad tikrai galime klausti, kalbėtis ir improvizuoti pagaliau. Tai gerbiama Danutė, ponia Janina, gerbiamas režisieriau. Taip, tai aš ilgai nedelsdama pasakysiu, kaip kilo ta mintis daryti renginį ir priežastis šiam renginiui tai yra naujausia Janinos Survilaitės knyga Advento valandos. Jinai pasirodė prieš kelis mėnesius ir tai 15-oji rašytojos knyga ir tikiuosi, kad ne paskutinė. Šiaip, kas sekate, kas domitės Janinos Survilaitės darbu, tai žinote, kad jinai mėgsta įvairių žanrus, yra ir atsiminimų knygų, ir proza, ir
poezija. Mūsų konkrečiai leidykla Andrena yra išleidusi su Advento valandomis 4 knygas. Smėlio krikštai, čia tokia suvenyrinė knygutė, pasirodė 12 metais. Ir tuo mūsų bendravimas nesibaigė. 15 metais išleidome jos psichologinį romaną Emigrantė ir Alpių piemuo. Čia cituojamas ir Jungas, ir kiti žymus psichoanalitikai. Ypač dabar yra aktuali tema, apie kurią rašoma. Tai yra priklausomybės, tai yra jauno žmogaus likimas, tai yra narkotikai ir kas būdinga Janinai, turbūt su visų jos tokių vidinių grožių. Šita knyga turi tokį gerą pozityvę paskirtį, nepaisant išsilavinimo, nepaisant žmogaus amžiaus. Kiekvienas gali pakilti iš bet kokios duobės. Ir gal neatsitiktinai Vilniuje šita knyga yra perka mokyklos, žodžiu, nežinau, ar jie ten grupėse aptarinėja, bet manau, kad dabar prasidėjo tarsi antras šitos knygos kvėpavimas, nes rašytojos įžvalgumas vis dėlto pasiteisino, problema yra aktuali ir kiekviena tauta turi tą problemą, taip kad knyga yra ypač suaktualėjusi. 17 metais vėl pasirodė mūsų nauja knyga, tai yra Blunkančių likimų liudytojai, ir tai yra istorinė knyga. Laikas maždaug 100 metų Lietuvos gyvenimo, ir tai yra Smetonos laikai. Veiksmas vyksta Kaune, labai daug rašoma apie smetoninį Kauną. Tada visas sovietmetis, tremtis, KGB veikla, mokytojo, pedagogo likimas sovietmečių ir, žinoma, dabartiniai laikai emigranto akimis ir ką patiria lietuviai būdami toli nuo tėvynės, kaip jie jaučiasi, kiek jie yra laukiami svetur ar nelaukiami. Ir dar šiek tiek noriu, kadangi kaltininkė šio vakaro yra Advento valandos, tai noriu pasakyti, kad dėl viršelio. Jau miela Gražina minėjo, kad tai yra, kad Janina Survilaitė tapo. Ir vienas iš jos žanrų yra monotipijos, ir čia štai viršelyje yra jos irgi autorinė monotipija. Ir pačioje knygoje yra daugiau monotipijų, praktiškai mes studijom viską, nes toks buvo sumanymas. Ir kaip jinai pati pristato šitą kūrinį, nes visokių interpretacijų girdėjome, o laiške jinai parašė taip, kad, žodžiu, džiaugiasi, kad mes pasirinkome viršelyje būtent šitą jos darbą, ir kurį jinai vadina Kalnų monstras, kuris pasirodo vakarais, debesims aptemdant horizontą, kaip papėdėje stovintis asmuo savo šešėlį pamato įvairiuose kalnų monstro pavidaluose. Tai Broncheno kalnų šmėklos reiškinys. Gal kažkas, kam teko būti Alpėse, gal matė kažką panašaus, tokio, žinote, besikeičiantį chameleoną, nepaprastai įspūdingą gamtos reiškinį, kuris keičia savo pavidalus ir vaizdus. Taip, šiaip jau Advento valandose yra daug naujausių poetės eilėraščių, bet kai kurie yra ir anksčiau parašyti, ir publikuoti anksčiau, taip kad knyga yra iš tiesų prasminga ir brandi, nes autorė stengiasi tarsi viską suimti, sugriebti ir viską, kas jai atrodė svarbu, įdėti į šitą knygą, kuri yra tiesiog ir pavadinimas Advento valandos yra toksai, kaip čia pasakyti,
tarsi daug ką apibendrinantis. Žmogaus ataskaita su savo gyvenimu, su savim, susikaupimo laikas, naujas tarpsnis, kuris, tarkime, ateis, kurio laukiama. Ir knygą redagavo ir sudarė Arvydas Genys, irgi žinomas poetas Lietuvoje. Ir čia puikus jo straipsnis pratarmė. Kas, mačiau, nusipirkote, tai būtinai paskaitykite. Nepaprastai stiprus, nepaprastai gera pratarmė. Ir knyga jau įgauna pagreitį, jau susiranda savo skaitytoją ir mums yra labai malonu, kad tikimės, kad ir Kaune jūs pareklamuosite. Autoriai tai yra labai svarbu. Ir simpatiška knygutė, ar ne? Gerai. Dabar man labai malonu dar pristatyti bičiulę Janinos Survilaitės, dar kartelį pristatyti Danutę Junevičienę, kuri irgi papasakos apie Janiną Survilaitę, apie jūsų bendravimą. Jūs, man atrodo, buvote pradžioje tos kūrybinės Survilaitės laike, pradžioj, ir labai įdomu, kaip atėjo Janina Survilaitė į mūsų literatūros tą būrį, į literatų būrį, rašytojų būrį. Jūs žinote, kad jinai yra rašytojų sąjungos narė ir jau senokai, ir tikrai žinoma, gerbiama ir vertinama rašytoja Lietuvoje. Labai ačiū, ponia Nijolė. Tikrai esu labai laiminga, kad jūs man paskambinot ir pakvietėt, nes labai seniai jau bekalbėjau prieš auditoriją, nes jau labai seniai nebedirbu ir tos mūsų šeimininkės jau seniai nebėra. Tai taip, kad aš dar, jeigu kas nors nori prisiminti, kaip atrodė tas savaitraštis mūsų, kuriame spausdinosi Janina Survilaitė, tai dabar galit per rankas perleisti. Aš čia suradau jos dar ir galvojau, kad nusiųsiu, aš leisiu jos publikacijom paskutiniam. Ir daugiau dar, aišku, yra. Žodžiu, su Janina mes susipažinom, kaip ir su visais kitais mūsų autoriais. Gaudavom įvairius laiškus, jau buvo kompiuteriai, jau gaudavom elektroninius laiškus ir elektroniniu būdu mes gavom iš Šveicarijos Janinos Survilaitės rašinį. Ir aš perskaičiau, aišku, tais laikais dar, tai buvo 2000 kokie nors 6, 7, o gal 5 kokie metai. Aišku, ta Šveicarija ir dabar, jinai mums yra labai įdomi šalis, o dar tada jinai buvo net nepažini, dar labai mažai kas ten ir lankėsi ir važinėjo. Tai taip, kad aš labai susidomėjau, tai buvo rašinys apie Švento Pranciškaus gyvūnų globėjo dieną, kaip švenčia Šveicarijoje. Man pasirodė taip artima, todėl kad šeimininkės savaitraštį buvo puslapis šalia mūsų. Jeigu jūs prisimenat, ar skaitėt kas nors tą savaitraštį, ne? Tai va, tai žodžiu, ten buvo ir gyvūnam, ir šeimininkėm kulinarinis puslapis, ir kultūrinis puslapis nuo mūsų iki mūsų. Tai taip, kad Janina čia rado tikrai visą erdvę plėstis. Prasidėjo nuo Švento Pranciškaus gyvūnėlių globėjo ir baigėsi su Lietuvos išeivijos Šveicarijoje gyvenimu. Tada jinai buvo išleidusi 2 knygas, kai susipažinom, Alpių lietuviai, kur jinai, būdama lietuvių Šveicarijos bendruomenės pirmininkė, bendravo su žmonėmis, kurie paliko Lietuvą dar 1., 2., 3. dešimtmetyje. Surinkta viskas, jų bendravimas, interviu su kiekvienu, iki pat jų mirties valandos. Jinai važiuodavo, lankydavo, bendraudavo. Kiek įmanoma sudėjo į šitą knygą. Antra knyga jos yra visada
tolimi, niekada svetimi. Todėl, kad šitie išeivijos lietuviams Lietuva buvo brangiausias žodis, kaip pasakojo ir aktorė Gražina. Jie gyveno tiesiog Lietuvą, nepaisant, kad jie dirbo Ženevos universitetuose, dėstė profesoriai, daktarai, dailininkė Katiliūtė, daktarai Dargužas, atsimenu, paskui dar aš čia prisiminiau, bet jeigu norit, jūs pasivartykit, patys rasit, prašau. Va taip, Narcizas Prielaida, ambasadorius Jungtinių tautų. Kušlys daktaras, Angelė Gegeckienė, Kauno centrinio pašto direktoriaus pavaduotojo žmona, jau visiškai prieš mirtį atsidūrusi tuose senelių slaugos namuose, kur Janina dirbo. Nes Janina nuvažiavusi į Šveicariją, iš karto įsigijo Raudonajame kryžiuje slaugytojos profesiją, kuri jai labai padėjo, ir paskui jinai parašė romaną Vila Edelveisas. Man atrodo, kad pagal tą ir sukurtas tas filmas Edeno sodai. Tai va, profesorius Gabrielius Staniulis skulptūrą dėstė Ženevos universitete. Žodžiu, kaip mes susipažinom, jinai mane pakvietė į svečius ir aš buvau nuvažiavusi pas ją į namus ir nuolat kalbėjo tik tai vien apie savo veiklą ir tuo metu jinai jau buvo palikusi. Iš tikrųjų nedirbo pirmininkė, bet dar nepalikusi veiklos ir aš buvau dar viename jų susirinkime. Lietuvių bendruomenės pirmininkė buvo Jūratė Kasperson. Ir tada prasidėjo būtent jos toks labai sunkus laikotarpis. Visas jos triūsas ir visa, ką jinai rinko per tiek metų, brangino, puoselėjo ir tikėjosi mums dabar atgavus nepriklausomybę, kad viskas bus įvertinta ir bus tie žmonės įvertinti. Ir iš Jūratės Kasperson jinai to nesulaukė. Jūratė Kasperson pradėjo lygtai nuo pat pradžios ir prasidėjo lygtai dabar tik prasidėjo bendruomenės veikla. Ir būtent tas archyvų, netgi archyvų data buvo pakeista, kur labai Janinai buvo skaudi vieta ir jinai pradėjo ilgus teisminius procesus. Jinai norėjo, kad būtų atstatytas teisingumas. Ir aš ją labai supratau, todėl kad, kaip minėjo aktorė, poetiškai ir gražiai įsireiškiant, aš pasakysiu paprasta buitinė kalba. Žmogus, kuris 50 metų negalėjo ištarti tiesos žodžio, dabar jai buvo tiesiog nesuprantama, kodėl reikia datą, kada išeivijos bendruomenė susikūrė, pakeisti į kitą datą, lyg nurašant jų visą ikiščiolinį gyvenimą. Tai galbūt nepaisant to, jinai vis tiek rašė, viskas perėjo į romanus, visas skauduliai, viską jinai poeziją išreiškė, niekada nekalbėjo asmeniškai, bet aš, kai buvau liudininkė jos asmeninio gyvenimo, tai noriu pasakyti, kad nepaisant jos labai sunkaus gyvenimo pradžios, nesėkmingo šeimos gyvenimo, nes jinai išsiskyrė su pirmu vyru, nors niekada nesakė nieko, bet po to, kai jau ją ištiko insultas, 2017 metais po knygų mugės, po pristatymo, labai greitai mirė jos pirmasis vyras ir tada jinai man parašė. Ir aš pagalvoju, niekada nekalbėdama apie vyrą, niekada nesakiusi, kad tai buvo gal kažkokia trauma ar kas, jinai tik visada džiaugiasi, kad jinai išvažiavo, kad jinai dabar tapo tikra moterimi, kaip sakė. Tai paskaitysiu vieną tik sakinį. Mes, moteris, neprivalome gyventi iš prievartos, lyg už kažkokį privalomai paimtą kreditą, kurio niekaip negalime atiduoti arba atsikratyti. Jinai sako labai dviprasmiškos mintis, bet sako, su tuo jo išėjimu, kur jau ir neturėjo jokių ryšių, nieko, sako, man pasidarė kažkaip tai nuo širdies vis tik tai nuslūgo toks sunkumas. Tai va. O aš jos mačiau labai nuostabų gyvenimą, nors aš ten buvau tik tai
10 dienų, bet pakankamai ilgai, su jos sutiktų senelių tuose globos namuose draugų Žanu. Žanas lankė savo giminaitę kažkokią ir jam labai patiko Janina, kuri nepaprastai atsakingai žiūrėjo į savo pareigas, visada papasakodavo apie jo tetos būseną, apie sveikatos būklę, ko reikia ir kaip reikia. Ir jam tas žmogiškas požiūris, ko jisai nelabai iki tol buvo sulaukęs iš šveicaro. Ir šitos lietuvės moters labai patiko. Bet nepaisant to, kol Janinos vyras buvo gyvas ir kol jinai, antras vyras, kol buvo gyvas, jisai nepareiškė jokio noro nei susipažinti, nei kažkas artimiau. Ir kai jinai jau sužinojo, kad vyras mirė, tada jisai pasakė, kad jinai jam labai seniai patinka ir nuo to jie pradėjo bendrauti. Tai tas bendravimas, žinokit, kaip moterim, tai padarė man tokį įspūdį, koks dėmesys. Norėjau pasakyti, kad būtent jinai antroje gyvenimo pusėje sulaukė viso to, ko jinai neturėjo pirmoje. Nepaprastas atvirumas, nepaprastas savo šalies pristatymas, jis visko domėjosi. Nepaisant, kad jisai buvo rytų, palaukit. Orientalistas, mokėjo 4 pasaulio kalbas ir senovės persų labiausiai. Jisai buvo ekspertas, jį kviesdavo visi įvertinti meno kūrinius. Jis pats iki gilios senatvės dar turėjo savo biurą ir 8 valandą išvykdavo iš namų dirbti į biurą. O paskui 12 valandą grįždavo pietauti. Kiekvieną rytą Janina atsikeldavo pusę valandos anksčiau. Aš atsikeldavau 15 minučių po jos, o po 15 minučių ateidavo Žanas į virtuvę. Jinai būdavo visada pasipuošusi su karoliais, su nepaprastu kokiu nors gražiu apdaru. Visada buvo pusrytėliai paruošti, labai maži, labai kuklus, bet svarbiausia buvo espreso kavos puodelis, kelios uogos. Ir jisai visada pabučiuodavo ją į ranką, visada pasakydavo komplimentą, kokia jinai graži ir kokia. Ir tai pasisveikindavo su mumis, lyg mes būtumėm kokios aukštuomenės damos ir jisai išvykdavo į darbą. Po 12:15 mes sėsdavom pietauti prie stalo. Ir jeigu aš tuo metu būdavau išvykus į miestą, Janina sako, tu žinok, šveicarai čia, tu turi būtinai grįžti namo ir nevėluoti nei 10 minučių. Tai aš jau bėgdavau namo, kad tik spėčiau ir tada visada išgerdavo 1 taurę vyno balto, kita taurė laukdavo vakare. Po pietų 6 valandą būdavo vakarienė, lygiai taip pat labai tiksliai sėsdavom vakarieniauti. Po to kažką per vakarienę labai minimaliai pakalbėdavom, aš savo įspūdžius, ką aš veikiau Ciuriche. Jisai papasakodavo, ką jisai veikė, kas jam skambino, kokį meno kūrinį reikėjo įvertinti. Ir panašiai, Janina man išversdavo ir taip, ir tada jisai atsiprašydavo, Janina dar suplaudavo indus ir visą kitą, ir jie užsidarydavo savo kambaryje. Kiekvieną vakarą būdavo parinktas ar kino filmas, ar muzikos koks nors kūrinys. Vienu žodžiu, iki pat nakties miego jie turėjo tokią kultūrinę popietę, kur abudu praleisdavo kartu ir kur numatydavo būsimą tą vakarą Žanas. Jie gyveno, 2-3 dienas gyveno pas Janiną, 2-3 dienas gyveno pas Žaną. Kai Žanas gyveno pas Janiną, Janina ruošdavo tada ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę. Kai jinai gyveno pas jį, tada jisai ruošdavo. Ir nepaisant brangiausių kainų, nepaisant visko, jie vis tiek turėjo 2 butus nuomavo. Ir taip tęsiasi jų draugystė iki šito sunkaus laikotarpio, kai jis ją slaugo, prižiūri ir su vaikštinė jinai vaikštinėjo, jis ją visur lydi. Ir dabar jinai rašo, sako, nežinau, kad jam dabar 92 metai. Aš dar bandžiau pasiūlyti, kaip čia dar kiniečių tokį meistrą norėjau pasiūlyti, kuris galbūt padėtų jai dabar labiau vaikščioti, nes jinai labai tikėjosi, kaip po reabilitacijos Ciuricho reabilitacijos centras Miškas. Ten irgi ir labai įdomi yra istorija.
tame centre gydėsi Žano mama. Jinai sirgo tuberkuliozę ir negalėjo susilaukti vaikučių. Kai jinai gydėsi tame centre, po to jinai pagimdė Žaną. Ir dabar Janina atsidūrė tame centre. Ir Žanas sako, čia stebuklų namai, stebuklų rūmai. Sako, stebuklas įvyko, kai mama čia gulėjo ir aš gimiau, stebuklai įvyks ir čia tu pasveiksi. Ir jinai labai tikėjosi, kad po to reabilitacijos tame centre jinai pradės vaikščioti. Dar gydytoja mokė ją šokti flamenko ir kaip jinai išėjo iš to centro, sako, tik nepamiršk, tu turi būtinai šokti flamenko kiekvieną dieną, jis ją užrašė į kursus. Bet aišku, yra kaip yra, jinai dabar negali labai smarkiai judėti, bet jinai su viskuo susitaiko, jinai labai studijavusi Jungą ir jinai sako, kad žodžiu, gyvenimas ir mirtis yra tokie dalykai, kad visiškai nereikia jos bijoti, tos mirties, kad tai yra egzistenciniai dalykai ir šiaip gyvenimo ir mirties turi būti per pusę. Tai taip, kad jeigu man 85, o Žanui 92, sako, mes labai ramiai žiūrim į ateitį. Tai va, o man jinai paprašė, kad aš būtinai pasakyčiau, kad jinai nepaprastai laukia KGB archyvų atskleidimo, nes jai tikrai labai rūpi ir labai aktualu. Jinai tiek nori, kad visa Šveicarijos išeivijos bendruomenė būtų reabilituota ir kad visas jos darbas nenueitų veltui. Jinai man parašė ir laišką, kurio čia tikrai nenorėčiau dabar skaityti, nes taip gražiai jūs tiesiog visą jos gyvenimą poetiškai atskleidėt ir be to, jinai sako, kaip testamentą savo skaitytoje. Man atrodo, kad Janina net ir nesuprato, kad to šeimininkės jau nėra, nes aš skaitytojam jau nieko negaliu pasakyti, todėl kad ir aš buvau priversta išeiti iš to leidinio, panašiai kaip Janina iš bendruomenės. Dabar laikai labai keičiasi, ateina jauni žmonės, jų kitos vertybės, bet susitaikyti Janina su to negali, todėl kad jos istorija, kaip lietuvių tautos, kaip visos lietuvybės istorija, jos senelis Martynas Survila, kurio pavardė yra senelėje knygnešių, prie knygnešio paminklo, prie Čiurlionio muziejaus Kaune. O paminklas, kaip jūs minėjot, Raseinių rajone. Jos tėvelis 40 metais suimtas ir 41 metais sušaudytas Orenburgo kalėjime. Jinai jo net nematė, jinai buvo tik gimusi, o tėvelis sušaudė po kelių mėnesių. Gimė šiek tiek anksčiau laiko, nes buvo mama tardoma, suspardyta NKVDistų. Jos brolis taip pat 1949 metais buvo suimtas, irgi kalėjo, o 2 broliai iš 4 vaikų, jos mamai buvo likusi tik tai Janina, todėl kad tik ji viena išliko, nes 2 broliai žuvo minų lauke, dar visai paaugliai. Tai taip, kad Janinai palikti Lietuvą buvo nepaprastai skausminga, bet jinai tiesiog neturėjo kitos išeities. Ir 50 metų jinai negalėjo kalbėti apie tai, apie savo praeitį. Negalėjo kalbėti nei apie savo senelį, nei apie tėvą, viskas buvo slapta. O vat kaip ir jos poezijoje, kurią jūs skaitėt, jos tėvelis buvo tas mokytojas, kur tais laikais buvo tie šviesuoliai, kunigas, mokytojas ir daktaras, 3. Tai va, tai visi, kurie prisiminė jos tėvelį, tai sakydavo, kad jis visada sušelpdavo tuos, kurie neturėjo kuo apsirengti, neturėjo ką valgyti. Bet ateidavo į mokyklą, jis mokė vaikus ne tik tai skaityti ir rašyti, jisai mokė juos ir skiepyti augalus, ir lietus auginti. Viską mokė, todėl, vat, kaip jūs perskaitėt, aš neskaičiau šito, kad kaip kalendorius, jo tėvelio, šita gamta mūsų atgimimas, pavasaris, kaip tėvelio kalendorius, jis buvo tiesiog gamtininkas. Ir man atrodo, kad netgi jisai padėjo kuriant žemės ūkio mokyklas,
Ir tais laikais kiekvienas šviesuolis buvo tikrai Lietuvos patriotas ir jam ir gamta ir viskas. Žemės ūkio mokyklos tai buvo prestižinės mokyklos, kuriuose studijuodavo šviesuoliai lietuviai. Ir moterį, tai yra žmona buvo gauti, kuri baigusi šeimininkių kursus, tai buvo irgi labai prestižo reikalas, nes ta moteris tai ne tik tai namų buitį galėjo mokėti ir žinoti ir sugebėti tvarkyti namus, bet ir augalus ir puošti aplinką. Žodžiu, tiek apie senovę, bet man atrodo, kad čia mano metų beveik visos moteris ir apie tai visos žino. Miela Danute, man kilo idėja. Taip. Apie tą šveicariškąjį romaną parašykite. Aš šeimininkė esu rašiusi, jinai labai atsikalbinėjo, todėl dabar jau aš kalbu drąsiai. Šiaip tai net nedrįščiau kalbėti. Ir Žanas buvo atvažiavęs su Janina ir pas mus lankėsi redakcijoje. Aš ją supažindinau su Kauno rašytojais. Padariau priėmimą gražų, Janinos buvo vardadienis. Nupinėm gražų vainiką, uždėjom, jinai buvo tokia laiminga, kad nėra žodžių. Tai va, ir nuo to jinai pradėjo bendrauti su rašytojais. Aldona Ruseckaitė, Dovilė Gimberienė, su Puišytė Aldona ir su Birutė Januškaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė buvusi. Tai va, ir tada dažniau lankėsi Lietuvoje, atvažiuodavo. Aš jai rašiau net charakteristiką gaunant Gedimino ordiną. Žodžiu, buvo labai labai gražus laikas, toks 6 kokie metai, bet gaila, kad viskas ateina į pabaigą, viskas kažkaip tai lieka tik prisiminimai. Ir norėčiau pabaigti savo pasisakymą tais pačiais žodžiais, kaip ir jos knyga. Visada tolima, niekada svetima. Ačiū. Laikai jums. Tikrai puikus pasakojimas, ypač toks moteriškoji pusė. Tai kažkokį momentą net pagalvojau, gaila, kad niekada nenorėjau emigruoti. O čia pasirodo tokių pasakų galima susilaukti ir tikėtis. Aš tarsi pratęsdama Danutės kalbą, vis dėlto norėčiau dar perskaityti, nes aišku, ne visi dar tą knygą matėte ir spėjote paskaityti, kad Janina Survilaitė yra apdovanota Lietuvos Respublikos garbės ženklu už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Tai tikrai jos ta veikla tokia, žinote, gaivališka, per tokį trumpą laiką taip produktyviai dirbti, su tokia energija padaryti, palikti tiek šviesių darbų, kūrinių. Manau, kad tai tikrai žmogus, kuris ir be galo darbštus, ir tas lietuviškasis, joje ta lietuviškoji darbščioji prigimtis yra labai stipri. Ir patirtis, ne vienareikšmė. Ir dauguma mūsų tautos žmonių patyrė panašių išgyvenimų, tremčių. Ir kaip yra gerai, kad žmonės visą tai palieka užrašydami į ateities kartom. Ir tarkime, kad ir šita knyga Blunkančių likimų liudytojai, tai čia yra iš tikrųjų kelių kartų gyvenimai. Tai ir mūsų senelių, ir tėvų, ir mūsų pačių, ir netgi vaikams. Netgi ir vaikai gali surasti kažką, kas, sakykime, kas jiems yra artima ir svarbu. Ir žinot, negali nepasidžiaugti to žmogaus sėkme, nes vis dėlto ne kiekvienas mūsų rašytojas, ne kiekvienas, nors turime tikrai be galo talentingų, žinomų, ir ne kiekvienas susilaukia tokios sėkmės, ne kiekvieno rašytojo kūrinių motyvais sukurti filmai. Ir norime dar kitą tą sėkmės istorijos pusę išgirsti, kaip mūsų patys talentingiausi režisieriai tikrai davė daug mūsų
kino istorijoje ir filmai turbūt nėra nei vieno, kuris nebūtų matęs režisieriaus Algimanto Puipos filmų ir jie tikrai yra dar nepralenkiami, nepranokstami, nepaisant visų apdovanojimų, bet tai, ką jų šitie žmonės davė Lietuvos kultūrai, Lietuvos kino kultūrai, Lietuvos istorijai, lietuvių tautai, tai yra neįkainojama. Ir kad tarp visų filmų yra ir Survilaitės darbo dalis. Tai yra labai smagu. Tai labai norėtume, kad jūs tiesiog prisimintumėt tą pradžią, kaip Survilaitė buvo atrasta ir kodėl jinai atsirado ekrane. Jo, ir kodėl jinai. Palauk, iš tavęs sužinojau apie Survilaitę, nežinojau. Žinot, yra toks dalykas, kad kartais žmogus važiuoja į traukiniu, yra koks nors tavo pakeleivis ir su tu pakeleiviu tu įsikalbi, įsipasakoji labai daug, jis išlipo ir tu supranti, kad tas žmogus liko tau kažkoks artimas. Tai Survilaitė, jeigu nepradėt nuo to, kaip mes susipažinom, bet kad buvo tas periodas nuo jos kūrinių iki to, kad buvo sukurtas filmas, kad mes su Algimantu dirbom režisūrinį darbą, jame aš sukūriau vieną vaidmenį. Tai buvo tas tarpas, kad tarsi pravažiavom gyvenimo traukiniu kažkokią etapą, išlipo Janina, bet tas ir liko tai, kad tu pažinojai tiek, kiek jinai leido save pažinti, labai nuostabų, šiltą ir tikrą žmogų. Bet iš tikrųjų, jeigu perskaičius jos kūrybą, tai matyt, tu tik perskaitęs visą jos kūrybą, gali išsiplėsti į tas erdves, suvokti. Ir man dabar, nors esu skaičiusi jos romanus, esam susitikę ir Šveicarijoje, ir taip pat čia Lietuvoje filmo kūrimo metu. Bet aš klausausi dabar Advento valandų ir atrodo, kad tarsi visos godos, visas džiaugsmas, visas ilgesys, jis yra sudėtas dabar į šitą knygą. Nežinau, gal žmogus, kada ateina, gyvenimas neamžinas ir visada žinai, kad kažkur yra ta riba, kurioje tu, išeisi, paliksi, pamojuosi. Tai man šitos Advento valandos, aš tikrai laukiu labai daug dar, tikiuosi sulaukti Janinos kūrinių. Bet šitos Advento valandos, aš manau, kad ir jūs, kai paskaitysit, ir tuo labiau kaip aktoriai pateikia ir suvok, ir kad kiekvienas žodis, kiekvienas sakinys, tai yra jos meilės, skausmas. Ir aš šiandieną kalbėdama su aktorė sakau, kartais žmonės pas dabar dažnai išvažiuoja į užsienį. Ir po kokį 10 metų staiga kalbi ir jie tarsi užmiršė lietuvių kalbą, jie aksi, kiksi, atsiranda kažkoks akcentas. Tokia graži kalba, tokia graži pas ją, net gyvenime jos kalba, šnekėjimas. Tai su šito šnekėjimu, su šita kalba įvyko ir galbūt net netiesiogiai, bet susitikimas, nes šiais laikais režisieriui, ir kadangi mes kartu ir dirbam, ir mūsų gyvenimas yra bendras, tai dalinamės tais perskaitytais kūriniais, kažkas atsiunčia kažkokią knygą, kažkas vienas perskaitom, kažką pasiūlom. Taip atėjo labai toksai subtilus labai pasiūlymas perskaityti iš Janinos Survilaitės, tikriausiai kaip ir šeimininkės žurnalą, tokį nedidelį, tokį labai subtilų pasmą, bet Survilaitės, kad perskaityti jos knygą paskutinę Vartai numeris 3. Mes perskaitėm Vartai numeris 3, bet aišku, kai tu perskaitai tiek, tai visada smaližiauji, tada jau perskaitai visą, kas buvo sukurta iki to Vartai numeris 3, o tai buvo tada ir sukurta Vila Edelveisas. Ir tada, kada mes pradėjom skaityti Vila Edelveisas, aš tiesiog supratau, kad Algimantas kažkur pradėjo skrajoti savo fantazijose, pykti, kad jis niekada negali padaryti šitokio filmo, nes kur jisai padarys, ten kalba apie Šveicarijos milijonierius. Ir šitame, bet esmė tame, kad būtent šiek tiek nuo Vartai numeris 3, kur emigrantų išvažiavimas, jis nukeliavo į Vila Edelveisas
Ir mes net juokavom, sakom, gal mums jau irgi, ta prasme, mes su šituo filmu tarsi bandėme prisipratinti senatvę. Na, šiek tiek švelniai pažvelgti į ją, kad ir mums patiems, na, nebūtų taip, nes pas Janiną, kaip dievų miške tenai. Ką jinai rašo apie tą savo vilą Edelveisas, o nekalbant apie tai, kad kai susitikdami ir pasakodavo to, kas dainoj nesudėta šitam romane, jinai pasakodavo dar visos kitus nutikimus, kas buvo, kai jinai dirbo šitą milijonierių pensionate. Paskui jinai dar rašydavo papildomai, ką prisimena, kažkokius pasakojimus, dar atsiųsdavo. Ir tai dabar, kai visas tas prasidėjo ir kai gimė jau scenarijus, tai yra dabar labai sunku pasakyti. Tai iš romano, tai ar iš Janinos atsiųstų naujų medžiagų, kažkokių straipsnių, tokių pastebėjimų, tai iš mūsų kažkokių pokalbių, bet iš tikrųjų, su ją prisipratinti senatvę, nėra blogai. Ir jeigu jūs matėt Vilą Edelveisas, ne Vilą Edeno sodą, arba skaitėt Vilą Edelveisas, aš manau, kad suvokt, kad gyvenimas yra gražus, netgi tada, kai už kalno jau yra saulėlydis. O vat Algimantas, tai jau tada tavo pati baisiausia problema, nuo kurios gal tu ir pradėti. Kaip galima Lietuvoj kalbėti apie milijonierių kažkokius senų gyventojų pensionatai. Kur čia padaryti, apie ką čia padaryti, kur tokius gauti tos pensionatus. Tai pagrindinis dalykas, užsidėjus kaip Sizifo akmenį ant pečių ir nešėsi pirmiausia, aš galiu pradėti tik tada šitą filmą kurti, kada aš suprasiu, o kaip aš jį galiu gamybiškai įgyvendinti. Ane? Tu čia kaip pasakyti. Esmė tame, kad aš paprastai pats, kai, jau dabar aš bijau iš viso vaikščioti į bibliotekos, bijau, nes kokią knygą pasimsiu, norėsiu ekranizuoti. Tai daugiau į knygynus beveik nebevaikštų, nes jau senka mano idėjų tas, reiškia, visas krepšelis. Dar turiu porą minčių. Ir dažniausiai aš pats paskaitęs kokią knygą, nes pagrindė naudojuosi literatūrą. O naudojuosi literatūrą todėl, kad iš vienos pusės aš, išskyrus galbūt Žalakevičių, kuris mane globojo ir man rašė scenarius, Rimantas Šavelis, kuris pagal savo romanus man rašydavo scenarius, taip ir nesuradau savo kūrybiniam gyvenime tokio bendraminčio, kuris man galėtų, kaip sakant, mano idėjas, mano mintis, mano kažkokius, reiškia, fantazijas paversti dramaturgiją, kuri tiktų kinui. Todėl aš naudojausi rašytojų kažkokiom, reiškia, idėjom, mintim. Labai mėgdavau noveles, reiškia, nes novelės visada man paversdavo tą rašytojo tokią labai autorinį, reiškia, kaip sakant, kūrybinį patį faktą, reiškia, novelės pavirsdavo mano scenarijuose, jos, reiškia, rašytojas negalėtų to padaryti, iš vienos novelės paimti kito personažo kažkokį patalpinti kitą novelę, reiškia, kur apie personažą pasakoma porą frazių, jis pavirsti pas mane pagrindinių personažų. Šitaip sakydavo Aputis, klausyk, bet aš kiekvieną savo, reiškia, novelę apgalvodavau, turėdavau pradžią, kaip sakant, kulminaciją, pabaigą, o tu prašai manęs, kad aš juos sumesčiau vieną krūvą ir kažką sumaišęs tau sukurčiau, sako, aš taip nemoku, sako, tu pats bandyk. Tai toks atvejis, kai tu esi, reiškia, kaip sakant, tas pats skaitytojas, tik tai vėl paverti vizualiniu kažkokią vizualinę istoriją tinkamą kinui, pasinaudojęs literatūrą. Tai šiuo atveju su Janina Survilaitė įvyko kitaip. Jinai atėjo pas mus, pabeldė į duris, ne mes, reiškia, ieškojom jos, nes aš, atvirai pasakius, nežinojau apie ją iki to laiko, kol neatėjo laiškelis ir Janina mane paskaitė. Ir aš tada sutrikau, man kažkaip intrigavo tai, ką aš perskaičiau tame Vila Edelveisas.
man tikrai šiek tiek priminė Dievo miško stilių, reiškia, Sruogos. Tokios tikrai kažkokios absurdiškos, įdomios, tas senatvės dimensija, kažkokie sapnai, tų žmonių kažkokia išmintis, paradoksai, kažkokia juodas humoras. Bet ką iš to daryti? Tai mesgi čia Šveicariją nenuvažiuosim filmuoti to filmo, nepradėsim aiškintis, ar šveicarai mums finansuos šitą filmą. Ir man gimė mintis, netikėtai visada ateina tokia, kai tu jau nebežinai, ar tu, reiškia, tą knygą padėti į šalį ir imtis ko nors kito. Gimė mintis, kad o tai ir yra ateities Lietuva. Tik tai mes darėm, kokiais čia 15 metais, ne? Tai aš neteisingai, ne visai teisingai nukėliau metus. Ir labai dabar gailiuosi, kad neužrašiau filmo pradžioj, kokie tai metai. O tai mano sumanime buvo 2025 metai veiksmas vyksta. Tai reiškia po metų, beveik už poros mėnesių. Ir mano toj Lietuvoj, kurią aš, susigalvojau, yra jau daug milijonierių, visi migrantai grįžę, aukščiausio lygio pragyvenimo, lygis, pilna migrantų iš Afrikos, iš Azijos. Visi, kaip sakant, vienam tokiam babiloniškam katele sukasi, važinėja kažkokie, kaip sakant, tarp dangoraižių traukiniai ir eutanazijos jau įvesta, kaip sakant, senatvę gali baigti. Ir kai aš susikūriau tokią ateities Lietuvą, tada aš supratau, kad aš šitą fantastinį, savo filmą galiu kurti, Janinos Survilaitės tokio, kaip sakant, lygtai dokumentinio užrašymo, istorijų, tikrų istorijų, jos matytų, girdėtų ir bendrautų su tais žmonėm pagrindu. Tai tokiu būdu gimė tokia fantasmagorinė, kaip man atrodė, istorija. Ir dar vienas man dalykas, dėl ko aš dar ėmiausi šito filmo, aš supratau, kad aš galiu pasikviesti labai didelį būrį pagyvenusių jau, kaip sakant, galbūt ir netgi nuo scenos nulipusių visų užmirštų aktorių, o taip pat, pasikviesti visą eilę aktorių, kurie galbūt, tikrai pajustų didelį džiaugsmą vaidindami tose istorijose, nes kiekviena novelė tai buvo kažkokia tokias mažytis, kaip sakant, kiekvieno benefisas. Ir tame periode aš susipažinau, nesusipažinau. Tiesiog pirmą kartą pasikviečiau Juozą Budraitį, garsų, žinoma, kino aktorių, ir jam, patikėjau pagrindinį vaidmenį. Ir nuo to mūsų draugystė tęsiasi jau daug metų ir mes jau turbūt skaičiuojam 4., 5, matyt, filmas kūrimas kartu. O čia buvo toks pirmas susitikimas. Vaiva Manelytė, Balandytė, Vytautas Paukštė, Povilas Gaidys, Stankus. Visa eilė aktorių su dideliu džiaugsmu atėjo į filmavimo aikštelę ir man tai buvo irgi didžiulis džiaugsmas ir didžiulis paminklas tiem aktoriam, kurie jau praktiškai beveik visi išėjo, išliko dar Manelytė. Daug dar liko. Daug dar liko, tu paskaičiavai, Manelytė, Budraitis, liko. Stankus dar gyvena jo. O dalis jau liko tik tai kino juostoje. Tai mano toksai, pati idėja, kuri atėjo iš Janinos Survilaitės, pavirto filmu, kuris tapo labai tokiu autoriniu man pačiam, labai asmeniniu. Ir galiu pasidžiaugti, kad Survilaitė, pasižiūrėjus šitą filmą, jinai suprato, aišku, kad pusė yra mano perdarytų istorijų, bet jinai tai priėmė kaip sakant, tokią autonomišką adaptaciją jos idėjų, jos kūrybos ir mes iki šiol draugiškai bendraujame. Gal ta adaptacija ateidavo ne tai, kad tu nori pakeisti, ne. Bet esmė tame, kad
vienas dalykas, kai užrašoma, kitas dalykas, tai yra aktorius, kuris įkūnija ir tada tu turi, na pavyzdžiui, Paukštė. Na aišku, jo personažas, jisai vis tiek koreliuoja su... Jis buvo tik paminėtas. Taip, jis paminėtas. Nu, ten jisai pavirto į personažą, manau. Į personažą. Adaptacija. Bet visa tai buvo tarsi, nu vis tiek, viskas yra tarsi ugniakuras, Janinos, Survilaitės, va šitie. Nes pats stilius prieskoniai, mano. Nu, prieskoniai, bet esmė tame, kad Survilaitės, va tas toksai, na, gražus graži šypsena į senatvės į tą pusę, jinai ir tau ir davė tą pagrindą šitame filme. Iš tikrųjų, mes vyksta ten iki eutanazijos, bet kai būna juokas pro ašarą, supranti, kad, na, taip, nes kartais, pavyzdžiui, Algimanto mama mėgdavo kartais mėtyti tokias frazes, tokias, na, kartais, tai jo, o jisai taip kaip Survilaitė surašydavo, taip jisai vaikščiodavo ir pagal tai irgi. Ir aš prisimenu, kai Algimanto mamai buvo šalta kažkada, taip, jinai, žinai, visi mirusi, bet tada šalta ir jinai sako, Dieve, kaip šalta, nu bet ką, krematoriume sušilsiu. Algimantas susirašo ir taip filme panaudojama. Ir savė krenta iš juoko. Bet tai yra absurdas. Absurdas, kurį pirmiausia padiktavo Janinos Survilaitės. Tai toks mažytis paminklėlis išėjusiam aktoriam. Ir praktiškai, aišku, be Janinos Survilaitės šito filmo turbūt nebūtų buvę. Ir negalėjo būti, nes, reiškia, tai yra pirminis šaltinis, tai yra literatūra. Idėja patys. Ir kiek žinau, tas filmas gavo ne vieną apdovanojimą. Dabar galvoju. Jo. Sidabrinė. Nu, sidabrinės gerai, jo, bet ten aš atsimenu, tada mes dar su rusais draugavom, nu kaip draugavom, mes važinėdavom į ten įvairius festivalius. Tai ten Budraitis, man atrodo, gavo, reiškia, Anapoje čia už geriausią aktoriaus vaidmenį, jo. Nu ir iš viso ten buvo daug tas filmas Lietuvoje, jisai pakankamai labai dažnai buvo rodomas per televizorių, reiškia, beveik kas pusę metų jį vis parodydavo, reiškia. Tai nu, vienu žodžiu, jisai buvo populiarus. Ir tame jau filmuojant šitą filmą, kaip sakoma, visą laiką atrodo, kai kuri vaidybinį filmą, tai tam džiazavimui mažiau vietos negu kad dokumentinį. Bet aš labai gerai prisimenu tokius belydinčius kartais tokius siaubingas istorijas, kada sudedi čia Mainelytės vaidmuo, čia Balandytės vaidmuo, čia to. Ir jau mes turime filmuoti, man atrodo, ar po 2 dienų, jau turime kostiumus matuoti, paskambina Balandytė ir sako, aš norėjau jums parodyti, kokią aš nuostabią kepuraitę turėjau, tai aš norėjau ją atsivežti, aš lipau į spintą, aš kritau nuo suolelio, aš nusilaužiau koją. Ir suprantat, nu toks visa ta istorija ir taip sėdi ir galvoju, o ką daryti? Tai suprantam, kad to vaidmens, kuris buvo skirtas Balandytei, pilnai jinai negalės, nes Algimantas sako, nu ką, sodinsim ją vežimėlį, kursim jai dar vieną vaidmenį, nes, nu tikrai. Tada skambinu aš Mainelytei ir sakau, žinai, po 2 dienų tu įsisavink. Ne šitą vaidmenį, kurį tu pasiruošai, bet tu įsisavink dabar Balandytės vaidmenį. Tas susiėmė už galvot. Viešpatie, ar tu supranti, sako, taigi aš ruošiausi vaidmeniui. Taip, sako, bet vat yra toks, lipo ten, nukrito koją, sugūžo koją, kaip pas senelį, kur tas gaidelis išmušė kelią. Ir sako, nieko negalim padaryti. Balandytę sodinsim į šitą, reiškia, vežimėlį, o tu turėsi vaidinti šitą vaidmenį. Ir paskui Balandytė, žinau, ten tokį visą džiaugsmingą dalyką, nes kai jinai ateidavo į aikštelę, jinai turėdavo visą laiką 2 mūsų ten, mes sakysim, rekvizitų asistentai, ją iš karto, jauni stiprus vyrai faktiškai ją nešiodavo. Na, reikia į valgyklą ją nuneša, nes ten laipteliai. Jinai sako, aš niekada nebuvau nešiojama tokių stiprių vyrų, tokių gražių jaunų rankų. Tai ir visada būdavo, kai aktorius baigia paskutinę pamainą, tai gali būti ten, pavyzdžiui, dar filmo vidurys, bet jis toliau nebesifilmuos, visi išeidavo ir plodavo. Nuplodavo visą grupę, visi kas yra, visi kiti, kas būna aikšteliai. Ir tu suprasdavai, koks svarbus tas plojimas tiems vyresniems aktoriams,
Dabar ten plosi, neplosi, mojuosi, švilpsi, nesvarbu. Bet tas plojimas tai buvo tokia graži padėka ir labai dažnai būdavo su ašarom akyse, ašaros tas, kuris baigė, ašaroja kažkas iš grupės, kas labiau pradėjęs kontaktuoti. Nes man pačiai, kaip antrąją režisierę, labai daug teko dirbti būtent su aktoriais. Ir tu supranti, kad, jeigu tu jam pasakai, kad reikia rinktis 10 valandą, tai jie būtinai susirinks be 15, 10. Nes pas juos yra, ten vyko stebuklai aikštelėse, kada staiga Paukštė atvyko po insulto, taip, jis gulės ligoninėje. Ir mes pirmą pamainą, mes suprantam, kad jisai negali visiškai teksto. Ir tada galvoju, ką daryti, ir staiga supranti, kas yra aktoriaus profesija. Jisai paskui, jeigu matėt kažkas filmą, jisai tokius monologus ten šneka. Žmoguje viskas atsistato. Kaip tu tokį sudėtingą tekstą išmokai, nes jis mokslininkas, kuris ten kosmoso, reiškia visokių žvaigždžių, kažkokios visatos, reiškia. Sako, ašgi turėjau laiko, aš po insulto gulėjau ligoninėje. Turėjau laiko išmokti. O prisimenu, tą tokį trapumą Gražinos Valandytės, kai jinai būdavo su tokia labai, peruku labai gražus, jai visiškai kaip jos plaukai. Ir aš sakau, Gražina, visiems pasakiau, vienoje scenoje, jeigu jinai nusiimtų šitą peruką... Ką mes po to pamatytume? Ne, pamatytume mes nieko, aš žinau, ką aš pamatytum, gi ruošdavosi, bet aš suprantu, kad tai supranti tą tokį labai gležnumą, nes jinai tikrai graži aktorė, jinai norėjo būti graži scenoje, aikšteliai, ir jie sako, nenusiims, jinai peruko šito, nenusiims. Ir aš taip kažkaip tai nedrąsiai pradėjau jos prašyti, ar negalima būtų to scenai, ten yra tokia labai intimi scena, tokia senatvės, kad ji būtų be peruko. Ir aš kaip paprašiau, kad ji nusimtų, aš pirmiausia pajutau, tokį, tarsi aš jai liepčiau nuogai vaidinti, liepčiau, o dabar jūs būsite nuoga. Bet jinai aktorė ir jinai nusiėmė šitą peruką lėtai, viskas tas vyko, tarsi būtų rengtus jinai rūbus, kol kiekvieną ten sagutį įsipešė. Bet šitą sceną, aš kaip visada, aš prisimenu jos, bet tą visą trapumą, jinai tokia trapi, tokia, nežinau, atrodo apkabinti žmogų. Tu buvai jos partnerė. Aš buvau jos partnerė toje scenoje. Pasakoja apie vyro mirtį. Jo, apie vyro mirtį, kai tu esi visai šalia. Vienas dalykas ekranas, bet kai tu esi visai šalia, partneriauji, tu matai tą virpulį, virpulį tokį visą žmogų, nors jisai nieko ten tau nepasakoja žodžiais. Ir kartais galvoju, kaip gerai, kad yra kinas kartais, jisai turi stambų planą ir man atrodo, bet kokiu atveju ten yra stambesniam plane, negu mes kartais matom aktorius scenui, kuriems reikalinga kita raiška kartais, kad išreikšti, o kine akies virptelėjimas. Taip kad Janina Survilaitė buvo visų ir mūsų aktorių tokia, kaip krikštamotė. Praktiškai jos dėka mes turėjom didžiulį malonumą sukurti filmą apie kažkokią, reiškia, metafizinius dalykus, apie žmogaus, kalbėti apie žmogaus gyvenimą, išėjimą, išmintį, susitaikymas su tuo, kas jo laukia. Vienu žodžiu, tai buvo labai svarbi man tema ir aš tos temos tęsinį, būtinai pas mane išeina visada vienu filmu nesibaigia. Aš sukūriau pagal švedų rašytojo Torno Lindgreno romaną Kamanių medus, antrą tokį, kaip sakant, tos temos tęsinys, reiškia, irgi apie du brolius, du senus, reiškia, vienas kito nekenčiančius, reiškia, visą gyvenimą, kaip sakant, kovojusius vienas su kitu. Ta tokia senatvės ir išėjimo tema lyg tai prasitėsi, bet tai davė pagrindą, reiškia, pirmasis filmas. O šitas, apie kurį tu kalbi, tai yra Kita tylos pusė. Taip, labai geras filmas, būtinai pažiūrėkit, kad dar nematėt. Taip, tai senatvė pratinomės. Tai mes jau prisipratinom, praėjo daug metų, dabar jau vos paeinam irgi, einam. Atvirai kalbant, aš manau, kad mes visi matėme Edeno sodą, taip, bet nežinau kaip jums, bet man tokie namai visai priimtini. Ten senatvė graži.
Bet kad įsitikintume dar kartą arba prisimintume, tai tiesiog pasižiūrėkime ištrauką iš filmo. Tai kas jau matė tą filmą, tai manau, kad tikrai nebuvo nuobodu žiūrėti dar kartą, bent jau pradžią. Kad pasakytume viską apie Janiną Survilaitę, nes vis tiek vakaras šiandien skirtas jai, tai noriu tik tai pasakyti, kad nuo 95-ųjų Survilaitė savo lėšomis yra įsteigusi ir mecenuoja kasmetinę senelio knygnešio Martyno Survilos vardo premiją, kurią Lietuvoje yra apdovanojami ir bibliotekininkai, ir mokytojai, kraštotyrininkai, knygų leidėjai, įprasminę knygnešystės istoriją. Tai dabar jau manau, kad mes viską, kas yra gero susijęs su mūsų mylima rašytoja Janina, prisiminėme. Ir pabaigai dar paskutinis tai eilėraštis. Prašau, Gražina. Gros birželyje po liepomis žiogai, vis anų laikų melodija, tą pačią. Saugos ją davainių ąžuolų stogai. Grįšime visi į savo laiko pradžią. Negyvensime juk 150 metų, bet vardai senieji bus neužmiršti. Ateitis mums pavydės kaip reta prie tautos istorijos stovėjusiems arti. Ištikimiausiams Janinos Survilaitės, manau, draugams, bičiuliams ir gero advento. Ačiū. Ačiū.